Kauno ir Klaipėdos kryptimis važiuojantis automobiliai nuo šiol ties uostamiesčiu nebestriks spūstyse. Šiandien oficialiai atidaryta nauja estakada sureguliuosiantis srautus ties Jakų žiedinę sankryžą. Ši estakada ilgiausia Lietuvoje. Estakados naudą pajus kiekvienas vairuotojas. Įprastai prie Jakų žiedinės sankryžos susidarydavo milžiniškos automobilių spūstys. Jos galvos skausmu tapdavo vasarą, kai visi skuba į pajūrį. Puikiai prisimenam ir po šiai dienai matom, kad ypatingai savaitgaliais ir šiltuoju metų laikotarpiu, kada didžioji dalis Lietuvos patraukia į pajūrį, į Nidą, į Palangą, iš tikrųjų susidarydavo labai dideli kamščiai ties Jakų žiedu, kuris buvo statytas visai prie kitų automobilių srautų. Ir nekalbant jau apie tai, kad klaipėdiečiai kiekvieną dieną patiria tam tikras problemas, gaišta laiko stovėdami, kol sugebės įvažiuoti žiedą. Jakų sankryžoje pastatytos estakados ilgis daugiau kaip 0,5 kilometro. Tai ilgiausia estakada mūsų šalyje. Kauno Klaipėdos ir Klaipėdos Kauno kryptimis taip pat nutiesta daugiau kaip kilometras naujo kelio, rekonstruotas tunelis. Atliktų darbų vertė per 80 milijonų litų, beveik visa suma skirta iš ES sanglaudos fondų. Jis yra pati didžiausia Lietuvoje, jos ilgis yra 610 metrų. O jeigu eiti techninės detalės, tai joje sumontuotas pats naujausias apšvietimas ledinis, kuris nekina vairuotojų. Yra sudėti saugus atitvarai, todėl jinai yra ir ilgiausia ir saugiausia. Ši estakada tik dalis projekto. Šiandien pasirašyta sutartis ir dėl antro rekonstrukcijos etapo. Bus statoma estakada Kauno Palangos ir Palangos Kauno kryptimis. Rekonstruota sankryža taps 3 aukštų. Antrajame iškils 317 metrų ilgio estakada kryptimi Kaunas Palanga. O trečiajame daugiau kaip 0,5 kilometro ilgio estakada kryptimi Palanga Kaunas. Antrą rekonstrukcijos etapą numatoma baigti 2012 metų lapkritį.